Sveiki! Šiandien apžvelgsime tikrai įdomų ir modernų vejos robotą Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro. Šis modelis išsiskiria tuo, kad naudoja pažangę 360 laipsnių holoskop lidar navigaciją. Turi išmanų kliūčių atpažinimą, valdymą per programėlę, kelių zonų nustatymą ir net integruotą sprendimą pakraščių pjovimui. Šiame video pažiūrėsime, ką gauname dėžėje, kaip atrodo pats robotas, kokias funkcijas siūlo ir kuo gali būti naudingas kasdienėje vejos priežiūroje. Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro komplektacija paruošta taip, jog naudotojas galėtų gana greitai pereiti prie pirmojo paleidimo ir nustatymo. Dėžėje randame roboto vejapjovę, įkrovimo stotelę, montavimui skirtus priedus, dokumentus ir paleidimo instrukcijas. Kalbant apie dizainą, Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro atrodo moderniai ir solidžiai. Pats korpusas vizualiai atrodo modernus, o viršutinėje dalyje iš karto pastebimi navigacijos sprendimai. Visa konstrukcija atrodo apgalvota ne tik estetikos, bet ir funkcionalumo prasme. Taip pat verta atkreipti dėmesį į Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro modelio galinius ratus. Jie yra dideli, turi gilų protektorių ir užtikrina gerą sukibimo su veja. Tai padeda sumažinti slydimą ant šlapios ar minkštos dangos, išlaikyti stabilumą nelygiame paviršiuje ir lengviau įveikti įkalnes. Viena stipriausių Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro savybių yra 360 laipsnių holoskop lidar navigacija. Ji leidžia robotui tiksliai orientuotis aplinkoje ir sudaryti vejos žemėlapį be ribinių laidų. Kitas svarbus technologinis sprendimas – 3D2F lidar ir AI kamera. Ši kombinacija padeda robotui geriau suprasti aplinką, atpažinti kliūtis ir saugiai manevruoti. Gamintojas taip pat akcentuoja, kad robotas realiu laiku gali aptikti ir išvengti daugiau nei 200 kliūčių tipų, todėl jo darbas tampa tikslesnis ir saugesnis. Prie svarbių specifikacijų reikia priskirti ir kelių zonų valdymą, naugaus zonų nustatymą programėlėje, pjovimo grafikų sudarimą, lietaus jutiklį, pylų veikimą, IPX6 atsparumą vandeniui. Kalbant apie bateriją, robotinėse vejapjovėse svarbu ne tik baterijos talpa, bet ir tai, kaip efektyviai įrenginys planuoja darbą. Tokio tipo robotuose didelį vaidmenį atlieka išmanus maršruto planavimas, nes kuo tiksliau robotas juda, tuo mažiau energijos iššvaistoma bereikalingam važinėjimui. Kadangi Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro naudoja pažangę navigaciją ir automatinį darbo planavimą, jo veikimas yra optimizuotas ne chaotiškam judėjimui, o kryptingam vejos priežiūros procesui. Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro turi True Edge pakraščių pjovimo sistemą, o svarbiausia, ši vejapjovė yra suintegruotų trimerių kraštams. Tai labai svarbu, nes pakraščiai dažnai tampa vieta, kur robotinės vejapjovės palieka daugiausiai netiktų ruožų. Pjovimo aukštis reguliuojamas nuo 3 iki 9 cm 1 cm žingsniu, o norimo aukštį patogiai galima nustatyti programėlėje. Tai leidžia dar tiksliau pritaikyti roboto darbą pagal vejos būklę, sezoną ar asmeninius priežiūros įpročius. Didelė dalis šio roboto patogumo atsiskleidžia būtent per valdymą. Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro gali būti valdomas per Ecovacs programėlę, kurioje naudotojas mato pagrindinę informaciją. Per programėlę galima kurti ir valdyti kelias zonas, nustatyti naugaus zonas, sudaryti pjovimo grafikus, įjungti automatinį darbo planavimą, stebėti bendrą veikimą ir nustatymus. Dar vienas įdomus akcentas – valdymo galimybės neapsiriboja vien telefonu, nes robotą galima valdyti ir per Apple Watch. Tai papildomas patogumas tiems, kurie mėgsta greitą ir išmanų valdymą kasdien. Apibendrinant, Ecovacs Goat A1600 Lidar Pro atrodo kaip pažangus, modernus ir į patogumą orientuotas vejos robotas. Taip pat verta paminėti ir tylų veikimą. Tai reiškia, kad robotas netrukdys nei jums, nei poilsiaujančiams kaimynams ar šeimos nariams. Tai modelis tiems, kurie nori išmanaus sprendimo, kuris padėtų sutaupyti laiko, sumažintų rankinio darbo poreikį ir leistų džiaugtis tvarkinga veja su mažiau rūpesčių. Įsigyti galite jau dabar, nuorodą rasite aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti mūsų kanalo ir iki susitikimo bigbox.lt.